Sveikas, šį kartą vėl sveikinuosi su jumis ir džiugiuosi, kad šiandien vėl kalbinsime Juliją ir labai gera matyti su tavimi dar kartelį ir tikiu, kad turėsim dar daug neišsamių temų, nes vis po kiekvieno mūsų susitikimo vis ką nors aš kabinam ir vis darosi įdomiau ir įdomiau. Tai turbūt šį kartą daug pristatinėti nereikia, gydytoja, endobiogenikos specialistas su mumis šiandien kalbasi apie cukrų. Apie tai šiandien norėsiu, kad pasikalbėtumėm apie tai, ar cukrus iš tiesų yra toks blogas, nes žmonės jo labai bijo, tai tiesiog aš labai pasmalsausiu šiandien. Ir kai mes kalbėjom praeitą kartą, tu dalinaisi, kad vis tik tai mūsų visa fiziologija yra paremta energijos balansu. Na, tai gali dar kartelį truputį priminti, kas tai yra, kaip ta energija mūsų organizme, kuo jinai yra mums svarbi, apie ką tai yra ir tada keliausim pasižiūrėti, kaip cukrus į visą tai įsimaišo. Labas. Iš tikrųjų labai smagu, kad pakvietėjai vėl, nes kalbėt svarbiom temom. Iš tikrųjų ir praeitą kartą kalbėjom apie maistą, apie valgymą, apie energiją ir šį kartą vėl vis tiek per tą cukraus prizmę tikrai galim kalbėti apie energijos apykaitą, nes tikrai mūsų energijos pagrindas, bent jau čia mano tokia filosofija yra, ir endobiogenikos, yra energijos gamyba. Ir tai, kaip mes gaminam energiją ir kaip mes eikvojam energiją, kaip mes, reiškia, išnaudojam ir kaip mes paskui atsistatom. Tai priklauso nuo mūsų hormonų veiklos ir aišku, mes tam, kad būtų energijos, mes turim turėti substratą tą energiją gaminti, iš ko mes gaminam. Tai cukrus yra vienas iš tų substratų gaminti energijai. Ir jeigu kalbėtumėm apie mūsų organizmo poreikį energijai, ar jis kažkaip, tarkim, paros eigoje keičiasi, ar vis tik tai mes turim pastovų poreikį tos energijos, to cukraus, galbūt kažkokiais momentais mes išeikvojam daugiau, kažkokiais mažiau, gali truputuką tai paros eigoje pasidalinti apie tą mūsų energijos poreikį. Šiaip mes turim tą tokį bazinį energijos poreikį, bazinis metabolizmas, tai tas, kuris tiesiog, kad išlaikyt mūsų kūną ramybės metu, kai mes nei ten sprendžiam kažkokias problemas, nei einam į darbą, nei ten labai kažką galvojam, o tiesiog ramiai gulim, sakykime, ant sofos ir tuo metu vis tiek mes turim turėti energijos tam, kad savo kūną išlaikyti. Ir tada mūsų energijos tas poreikis, jisai keičiasi priklausomai nuo to, ką mes dar veikiam. Reiškia, dažniausiai dirbam, pavyzdžiui, bet energijos iš mūsų reikalauja daugelis veiklų, apie kurią mes net nepagalvojam. Tai ir, pavyzdžiui, tam, kad mes suvirškintum, mes turim turėti energijos, nes virškinimas reikalauja energijos. Tai yra ir sezonų kaita, ir dienos ritmas. Jisai irgi reikalauja energijos gamybos, nes tai yra toks tam tikras pokytis dienos eigoje. Iš ryto pas mus vieni hormonai yra aktyvesni, naktį yra kiti hormonai aktyvesni. Tai tas energijos, tas mūsų, galbūt galim kalbėti apie medžiagų panaudojimą, kadangi apie cukrų kalbėsim, apie cukraus, pavyzdžiui, baltymo panaudojimas energijos gamybai yra efektyvesnis pirmoji dienos pusėje, o antroji dienos pusėje jau netoks efektyvus. Tai cukraus apykaita ir baltymo apykaita turi tą vadinamą cirkadinį ritmą, kai mes iš ryto, ne iš ryto, bet pirmoji dienos pusėje mes geriau panaudojam ir pasisavinam ir galim naudoti energijos gamybai, o antroji dienos pusė jau ne taip gerai. Kas įdomu, kad riebalai neturi šito. Bent jau kol kas nenustatė, kad yra kažkoks ritmiškumas. Neteko man tokio tyrimo ras, nors labai ieškojau, man buvo labai įdomu. Ir ką šiek tiek išgirdau, kad yra bazinis medžiagų apykaitos poreikis. Ir tai yra organizmo energijos poreikis, nepaisant jokių veiklų. Taip. Ir kur norisi užsiakcentuoti ir labai smalsu, protinė veikla yra ta, kuri reikalauja tos daugiau energijos. Daug daugiau. Nes labai įdomu, nes studijos, darbas ir visi kiti dalykai, nes aš taip gal pasidalinsiu šiek tiek iš realybės, kaip įsivaizduoja žmonės. Žmonės įsivaizduoja, kad yra bazinis energijos poreikis ir aš eikvoju energiją tik tada, kai aš fiziškai judu.
Bet pas mūsų suvokimas yra toksai. Ir vat aš labai noriu, kad truputį pasidalintum protinė veikla, juk irgi, nes mes suprantam, kad tarkim, širdis plaka. Ok, jinai juda, reiškia, jai reikia energijos. Virškinimo sistema juda, kad ten keliautų virškinimo maistas ar taip toliau. Bet protinė veikla mes jos neapčiuopiam ir tada daliniesi, kad ten energijos irgi reikia. Jo, čia toks yra, kad mes tas, kas juda, tai tas atseit naudoja. Bet iš tikrųjų, labai irgi tokia yra mintis, kad mintis yra judesys viduje, toks mintis irgi juda jos, ne, ten yra pastovus toksai, kai kurie jaučia centrifugą netgi tokią, ne, minčių. Tai taip, mūsų protinis darbas sunaudoja ypatingai daug energijos ir esmė tame, kad pas mus fiziniai veiklai, judesiui, sportui, ten kažkokiam fiziniam darbui, mes turim glikogeną raumenyse. Glikogenas yra mūsų tos energijos atsargos, iš kurių mes paimam į tą glikogeną mūsų hormonai veikia, suskaldo glikogeną iki cukraus ir tam mes galim gamintis energiją. Tai raumenys turi savo labai daug glikogeno tam, kad mes galėtumėm fiziškai veikti. Kuomet smegenys naudoja glikogeną iš kepenų. Ir glikogeną iš kepenų naudoja visas mūsų kūnas. Kepenyse glikogeno yra 4-5 valandom ramybės metu. Jeigu mes protinį darbą dirbam, kažką reiškės, arba šiaip ruminuojam, pavyzdžiui, tai tokiu atveju mes sunaudojam daug greičiau tą glikogeną iš kepenų. Tai mūsų tas poreikis ateinantis iš nervų sistemos, iš tų minčių srautų, iš emocijų srauto, iš tikrųjų yra labai didelis. Ir mano endobiogenikos tas mokytojas Kamjaras sakė, kad dažnai nereikalingas krūvis iš tikrųjų yra kūnui. Tada klausantis tavęs, tam tikrą prasme, jeigu vėlgi aš ieškau emocinio valgymo loginių pagrindimų, bet tada iš čia ir emocinio valgymo pagrindimus ir iš fiziologinio mechanizmo truputį plaukia, nes nebelieka atsargų. Jo, aš tai, man labai sunku šiek tiek komentuoti tą būtent emocinį valgymą iš psichologinės pusės, nes tikrai nesu labai įsigilinusi, bet ką aš matau pas savo pacientus, tą galiu pamatyti, tai kad dažnai žmonės sako, kad turi emocinį valgymą, bet iš tikrųjų turi energijos trūkumą. Ir aš matau medžiagų apykaitoj, hormonų veikloje tą tokį trūkumą energijos, kuris aišku vers mus valgyti ir jau jeigu iš fiziologijos ateina poreikis energijos, jau tu jokia valia negali sustabdyti. Gali, bet ten jau pasiekmes tada tragiškos būna. Nes ir tas poreikis dažnai būna tokios greitos, staigios energijos. Negali išlaukti, kol ten kiaušinis susivirškins ir duos. Ir aš tik tai truputį dar visą tai galima pamatyti atliekant endobiogenikos tyrimą. Taip. Va tą energijos poreikį, nes irgi labai nors tokių apčiuopiamų dalykų, nes ir daliniesi, kaip mintis atrodo, kaip jos ten tą cukrų prašo, bet panašu, kad netgi tyrimo metu galima pamatyti, kad tas energijos poreikis organizmui yra gerokai didesnis negu žmogus jį turi tą rezervą. Taip. Tas yra labai svarbus tas pastebėjimas, koks yra poreikis ir koks yra rezervas. Čia yra toks kertinis dalykas, nes mes endobiogenikoje irgi mes matom medžiagų apykaitos tos rodiklius, reiškia savo, tos hormonų indeksus įvairius, kokie energijos gamybos, pavyzdžiui, keliai dominuoja, bet tuo pat metu mes turim įsivertinti